Labas rytas. Atolai. Labai tingis. Bet važiuojam pjaut kažkaip. Nukardavimai kaip čia. Važiuosim nukapot 3 hektariukus. Paprastas išpardavimas. Tai neįprasta akcija. Tik šį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį prekybos miestelyje Kurmas. Nuolaidinė! Tai va žodžiu. Milijonai prekių pusvelčiui net iki 5. Prasikėtrino. Pjausim šitą šabakštyną. Čia mažai žolės, ten čiučiu daugiau, bet reikia nupjauti, nes čia eis lėkštės į trasą. Galimai, jeigu viskas gerai. Va, žiūrėkit, kokia derlinga pieva. Kiek dobilų, va, čia biški žemė ir niek. Va, kiek dobilų daug. Labai daug. Wow. Super. Viskas, laukas baigtas, 2 hektarai. Važiuojam dar hektarą gražių dobilų, nusipjausim su svidre. Ir jau čia atolai bus viskas, nes nėra ką pjauti, čia žolės tai galima sakyti didelis nulis. Bet kažką bandysim su, nes reiktų nusivalyti pievą, palikti kažkaip tas rūgštynės per žiemą. Kitais metais paskiau bus šiukšlynas. Pasikeičiau peiliukus, nes jau gelast pradėjom, nes visus naujus, ką turėjom, viską sudrožėm. Tai vat čia visai taip neblogai atrodo to žolės. Gal sakyčiau netgi gražiau nei buvo pirmam pjovimui. Na, aišku, truputį išdegė, kai nupjovėm, bet paskiau gavo lietaus. Tai, sakykim, kaip ir viskas gerai. Tai, čia nupjaunu. Tai parodysiu, kas mūsų dobiliukui atsitiko grėbliui. Ne tik tie... Kaip čia suprasti? Ne tik tie tos štangos atlūžo. Ne tik tos štangos išlūžo tenais, bet ir visas tas tie bėgeliai, kur yra, tie bėgeliai atlūžo, viršutinė ta lūpa. Tai kažkaip reikės tvarkytis, bet iki rytojaus mes ten nepasidarysim, todėl griebsim rankom. Juokauju. Rankom negriebsim, turėsim galimai dobilą 6 pasiskolinę, tai su juo ir susigriebsim. Aišku, bus traktoriui, presui bus daugiau važinėjimo, bet ką padarysim. Nes su tuo 3 dobilu, kai griebdavom, tai didesnį zagoną tokį pasimdavau ir daugiau kartų aš apvažinėdavau, bet mažiau kartų presui, ta prasme mažiau apsisukimų presui būdavo. Tai dabar centrinis griebimas bus išbandytas, bet kai nėra žolės, tai nelabai iš čia ir padės kažką.
50 minučių, hektaras. Dan. Labas rytas, šunikai. Nu ką, gerai, kad neužlijo šiandien, nors debesų nėra, bet toks orelis nefainas. Tai žiūrėkit, ką turim. Turim tokį va daiktą pavadinimu Dobilas 6. Parvežė žolę. Tai turim Dobilą 6, pasiskolinę. Važiuosim šiandien griebtis, presuotis, vynioti, vežti. Tai žiūrėsim pas mus, kur mūsų grėblys yra. Ai, tenai. Žodžiu, parodysiu ant šito mūsų grėblį. Ne tik, kad tie vat visi išėjo lauk, bet dar ir čia vat, kur yra ta viršutinė viršui lūpa. Vat šita vat, tai jinai visa atsilenkė į viršų ir atlūžo. Nu, atlūžo ir tada atsilenkė į viršų. Tai truputį negerai. Šitą lazdą visą naują gavom pasiimt, nes čia, kur yra tas kvadračiukas, kur tie vat tvirtinas, tai tas kvadratas nulūžo. Nu, jį ten suvėrino, bet įdėsim kitą. Tai bus įdomu griebt su šitu, manau. Žiūrėsim, kaip čia seksis, kaip jis griebs. Tai žolės, kadangi mažai, tai pradalgė gausis labai maža, tai bus presui daug važinėjimo, nu, bet nieko kažkaip. Tai vakar prasivariau, pasikeičiau nagus, pasiruošiau, dar reikia, matau, oro dasipūsti padangas ir lėksim jaučiu, jeigu rasos nėra. Pamalsim dar truputį grūdų. Nuveš to pačiu buliam su žolė. Tai mums truputį problema buvo, kad kardanas mūsų nuo 3 dobilo čiučiut yra per trumpas ir darant posūkį jis negali, o galimai įsiners. Tai mes turim seną kardaną nuo šienapjovės vieną tą pusę, bet ant to šlicai netiko. Dabar prisiminiau, kai mes šitą turim daiktą. Ant rinktuvo, kur persijungia iš 8 į 6 šlicus. Reikia bandyt persikabinti. Bandyt pasijungti ant tų. Tai ne, žodžiu, vis dėlto gausim dėti šitą nuo 3 dobilo trumpai kardaną. Čia savadarbį mes susvyrinom, nes čia vat šitas galas nuo šienapjovės. Kai tiesiai būna, ta prasme, kai iš paskos velkas, viskas okei. Bet kai darai posūkį, jisai yra per ilgas ir tada spaudimas gausis. Ir bus negerai, tai geriau dėtis trumpesnį ir nu, nėra jis toks labai trumpas, per posūkius viskas gerai, svarbu per posūkius, kad neįsimautų, o tiesiai važiuojant, tai ten, zin. Jo, tai su šitu grėbliu galėsim daryti posūkį tik į dešinę pusę, nes, sakė, lauš reduktorių, tai, nu, okei. Kažkaip susigriebsim. Ratukais varysim, įsijungsim kaip per farmingą follow me modą ir varysim. Nieka. Tai dar to pačiu susitvarkom ir diržą, nes keliai yra patrūkę. Ir dar truputį vėjas, jeigu prapučia, varysim į Šilutę nusipirkti kanalizacijos vamzdžius, vandentiekio vamzdžius, nes vyks šiokios tokios statybos. Jau galit nuspėti, kam jūs. Tai kai kovoji už save, kaip labai nori, tai ir atsiranda viskam sąlygos ir viskam atsiranda finansavimas.
Tai paskiau grįžę iš miesto varysim presuot. Su draugeliais va sėdėm mašinytį. 7 vamzdžiai po 3 metrus. Gale užsiklijavom liemenę, kad matytųsi. Kavytė, bondelis, atsigert. Važiuojam į trasą. Vamzdžius parsivežėm. Rytoj atvažiuoja miniukas. Pradėsim raust kiemą. Opa! Ui, nenušviestų. Pradėsim raust kiemą. Ir šiandien nupirkau elektrinį suktuką akumuliatorinį, nes pas mus kažkaip ten padėlkiniai buvo atsiradę ir jie labai greit išėjo. Tai dabar jau porą šimtų atsikračiau. Taip, porą šimtukų. Dar šimtuką būčiau galėjęs būtų išėjus makitą. Bet kai tiek mes tesukam, nu dabar skaityk bus jau ir prie stogo darbo. Tai yra palupkiam sukt, tik sakom su tuo laidiniu, kad nereikėtų lakstyt, geriau pasimt. Tai va. Nu ką, išjudam kažkaip pas karves, nežinau kas nuvažiuos, nes abudu traktoriai bus išvažiavę, bet gal kažkaip spėsim grįžti. Gražiai griebė, šitą grybauja. Ir galiu sukti vairą tik į vieną pusę. Kas bus iš pašaro, nežinau. Gimtadieniai. Ulele,
žodžiu, pasidėsim truputį laukuose. Tai išėjo iš 2 hektarų 5 rulonai. Nu, okei, ką žinau. Nieko aš ir nesitikėjau, dar 5 rulonų, tai čia labai daug. Jo, tai grėblį važiuosim pavyrint. Dabar jau kaip ir laikas pas karves yra važiuot 6:30, jau šiaip prieš 6 reikėjo išvažiuot. Bet dabar ratą nuleido, tai nenoriu jot grėblio ir važiuot su tuščiu ratu į namus, nes paskiau su padanga sujosiu, tai reikėtų tada iš savęs paimt, nuo savo grėblio uždėt, bet nulėkė žodžiu tėtis namo, atveža su mašina kompresorių, pripučiam oro, lėkiu namo, tėtis eina grėblį vyrint, aš važiuoju su mama pas karves. Grėblį žodžiu tokia va situacija, jeigu matot, čia va yra antras dantukas, o čia jisai jau nudilęs ir šitas va kaištis, kur yra, jisai jau užsikaiščiuoja, bet jisai jį išspjauna ir tada ratai atsistoja į transportavimo poziciją ir gaunas toks žodis negražus. Tai gaunam čia su grandinėm savo apsiraišat, kad laikytų. Šiaip darbas tai greitai einas, viskas okei su juo. Tik aišku, prie jo rankų reikia pridėti, o taip, nu ką žinau. Grėbi ir susigrėbi. Mūsų grėblys iš pat pradžio irgi puliavo. Gavom biškį tą pasivirint, biškį ten pasitaisinėt, kad normaliai eitų dirbt. Dabar prašau, užsikabinai, važiuoji ir viso. Tai jo, truputį paremontuos, čia vat šitoj vat vietoj yra tiek čia privirintas, tiek anoj pusėj taip pat ir jisai neturi kur pabėgti. Tai jo, kažkaip atveš, pripūsim ir liekt staigiai namo reikia. Griebiu, kažkaip žiūriu, kad man dalių trūksta. Oi, tas grėblys čia nenulūžo, tik išsimovė, nes buvo blogai užplintuotas, galima sakyti, va nėra varžtas įsuktas, su niekas nesimato. Tenai čiučiut, gal biški kažkas, bet čia labai mažas griovelis. Kamerą išteplau. Tuoj, susitvarkam, nuvažiuojam toliau. 5 minutės, važiuojam toliau. Aha, 5 minutės vėl einam tvarkyti. Chebra, noriu namo, bet negaliu. Įdėjom žodžiu naują nuo savo, nu ne naują, truputį dėvėtą, bet kur buvom nuo 3 dobilo parsivežę. Ir tenai buvo skylės nagam truputį kitaip išgręžtos. Tai dabar, kaip girdit, biškį protą knisa. Per daug aukštai iškelia nagus ir tada į rėmą daužus.
žodžiu, dar kol melžėmės karvės, tai pavyrino čia va. Padarė ir įdėjo dar va tokią va rankeną, kad čia patraukia ir atskaičiuoja. Tai, o. Ir dar ventilių pakeitė tuo pačiu. Pasiemu kardanus ir važiuojam kabintis vyniotuvą. Važiuojam ieškot rulonų, seka musės mane. Bet kažkaip reiks susiras dabar. O nam lauke sakė gavos 3 rulonai ir dar vieną mažiuką parvežė. Tai va dar namuose paskutinį ruloną susukau. Ir viskas. Tai manau šiandienai gal tiek. Matot mane, nematot? Tai manau šiandienai tiek. Susitiksim poryt. Galimai, jeigu šiandien video sumontuosiu. Kas labai būtų neįtikėtina, bet sakykim gal. Tai jo, rytoj statybos lažybos. Žodžiu, susitiksim jau, kai bus pradėta. Kai bus pradėta jau kažkas. Lempukus išjungiam čia, štai išjungiam. Tave irgi išjungiam. Tave irgi išjungiam. Kad čia pasiemam. Jop, va, nieką nesulaužiau. Viskas veikia, plėvelį jau žalę pradėjom naudoti, dar vienas rulonas baltos yra. Tai vat, gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Šaunu namo. Ir iki sekančio video.